stebėsim, kaip ta situacija vystysis. Yra pora, aišku, atsarginių variantų. Vienas iš to atsarginių variantų, kad mes galim mėginti, jeigu matyt, kad nespėjam ir ta situacija žiauriai smarkiai blogėja, mes truktelsim biškį į viršų, trauksim į rytus, į šiaurės rytus vos, kad praleis pro apačią viską. Dar vienas atsarginis variantas yra, kad jeigu mums bus iš tikrųjų labai rūkštų ir tenais lysim per anksti arba labai nelaiku, galim įkišti nosį į Magelaną, truputėlį už salos kažkur tai pasislėpti. Tai va, tai tų atsarginių variantų tokių yra. Šiaip iš esmės, aišku, kad tikėtis paties blogiausio reikia. Tiksliau reikia tikėtis paties geriausio, bet pasiruošti blogiausio. Tai dėl to labiausiai ir noriu akcentuoti. Noriu, kad mes pasiruoštumėm šitam pakankamai rimtai. Tai tam yra padaryti lėjeriai, iškišai galvą per liuką, kliauks prisisegė, tai ten, kur tau reikia, prisisegė antru. Turim visi po dvigubą diržą. Labai gerai. Kokpite negali likti vienas žmogus. Pagal paskutinius orų prognozijos duomenis, panašu, kad mes neišvengsim vis tik tai susitikimo su ciklonu akis į akį. Mes praktiškai neturim vietos, kur nuo jo pabėgti. Ir panašu, kad jisai mus lydės jau iki mūsų kelionės pabaigos. Tam reikalui mes ruošiamės. Mes turim susidarę planą, laivo paruošimo planą, būrių planą, vidaus sutvarkymo ir pagaliau įgulos paruošimo planą. Tam mes padarėm šitą susirinkimą ir žinodami, kad tos sąlygos yra rimtos, rimtai jums ruošiam.